Šokėjams Gabrielei ir Kamilei mūsų scenoje atlikus kompoziciją Kai tu gimei, 22 žiūrovai šiam šiuolaikiniam šokiui pasakė patinka. Komisijos nuomonės pasidalino per pusę. Tai buvo mažas spektakliukas, kuris atrodė gana įdomiai. Man asmeniškai tai nepatiko. Jūs nenustebinot manęs, dėl to aš jums šiandien sakau ne. Ir atiduosim Delfio skaitytojams. Komisijos lygiąsias išsprendė portalo Delfi lankytojai. Jų nuomonė, Gabrielė ir Kamilė turi tęsti savo 2 minutės šlovės. Štai šalia manęs didelės ir mažos smiltelės. Sakyk, tu didelė smiltelė ar maža? Vidutiniam. Nieko, tau dar viskas prieš akis. Bijote Nerijaus Juškos? Ne. Keltis paruošėt? Paruošėm. Parodykit. Va, Nerijau, tau. Šia tau gyvulį prakeiktas. Eikit į sceną. Pusfinaliui Gabrielė ir Kamilė ruošėsi ypač atsakingai. Į pagalbą pasikvietė didelį būrį draugų. Taigi scenoje smiltelės. Už šokėjas galite balsuoti tik 2 minutės. Kam žalčių jums tūžiai kęsti dovanai, ta dalia dalaužė skirta man viena. Puoškit mane, sesės, nuotagos kaip ir kusa šviesesės, pinkit vainikų. Dėkui tau, tėveliai, kad užauginai, kad valdužę valią man davei. Sesių raudos lydi eglė durų link, ją žalčiai išvydę pinasi aplink, į karietą kelią pagrobta jinai. Ties bango nutįsęs juodas debesys, dar laivai sėvysis, bet vargu ar pavyks. Štai jums ir smiltelė, kurių pasirodymas truko šiek tiek mažiau negu 2 minutės. Bet mes išlaukime to momento, kuomet publika, štai kaip gražiai lenkėsi mergaitės, aš ir galiu nusilenkti gerbimai komisijai. Iš patirties žinau, ateikit vaikai.